Jis pasakė, kad yra ginkluoti kariai, kurie tiesiog vizualinį kontaktą netgi su Gazos kariais turi. Ir jeigu Gaza, pavyzdžiui, apšaudytų juos, tai jie šaudytų atgal. Na, tiesiog kiltų karas tarp Jungtinių valstijų pajėgų Izraelyje ir, reiškia, ir Palestinos žmonių, ar ne? Čia taip buvo įsireikšta. Tai yra naratyvas, kad, na, karas yra neišvengiamas, toj prasidės maždaug toks betamas. O tuo tarpu Bidonas visam šitam Gazos fone nusprendė atvežti palestiniečius iš Gazos į Jungtinės valstijas, pasak CBS. Taigi federalinės vyriausybės agentūros dabar kovoja, galvoja, kaipgi čia apgyvendinti iš Gazos palestiniečius dabar Jungtinėse valstijose. Ir pasak ataskaitos, pasiūlymas būtų naudoti Jungtinių valstijų pabėgėlių priėmimo programą, atvežti palestiniečius į Jungtinių valstijas, su ryšiais su Jungtinės valstijos, kurie galimai pabėgo į Egiptą. Taigi jie tada galės skristi į Jungtinės valstijas su pabėgėlių statusus, gauti apgyvendinimo asistavimą ir gauti kelią į pilietybę. Išversiu, Jungtinėse valstijose atidaromos durys suvažiuoti Hamasui į Jungtinės valstijas. Kas nors tiki, kad čia humanitariniai tikslai už viso šito stovi, ant kiek naivus turi būti, kad tikėtų tokių dalykų. Trumpas, aišku, pasmerkė šitą ir pasakė, kad Bidono planas apgyvendinti gaziečius pabėgėlius sudarys tik tai sąlygas įvykti dar vienam spalio 7 stiliaus atakai, reiškia, čia pat Amerikoje ir niekur kitur. Ši faktas. Tai faktas, kad tai bus. Faktas. O štai klandestinas rašo apie masyvius įvykius. O pasirodo, kad tam pačiam minėtam interviu, apie kurį aš dar šiek tiek vėliau kalbėsiu, Trumpas labai stipriai sukritikavo Netanyahu ir jo spalio 7 suvaldymą, teigdamas, kad Netanyahu turėjo visą įrangą ir visus pajėgumus sustabdyti šitą ataką. Trumpas užsiminė, kad Netanyahu leido šitai atakai vykti. Trumpas pareiškė, kad jie arba Izraelis turėjo pačią pažangiausią įrangą, jie turėjo viską tam, kad tai sustabdyti. Daugybė žmonių apie tai žinojo, jūs žino, tūkstančiai ir tūkstančiai žmonių žinojo apie tai. Tačiau Izraelis nieko dėl to nepadarė. Ir aš manau, kad jis, Netanyahu, yra kaltinamas už labai, reiškia, labai stipriai dėl to yra kaltinamas. Izraelis tariamai turi pačią geriausią žvalgybą planetoje, Mossadą, žinoma. Pačią saugiausią sieną planetoje, faktas. Ir jie buvo perspėti keletos, kaip sakant, sąjungininkų dėl artėjančių atakų. Ir vis dėlto jie leido įvykti tom atakom. Taigi Trumpas tai pripažįsta ir teisėtai visą tai įvardina. Jis taip pat pasmerkė tą tokią egzistuojančią skylę ir feikinį naratyvą, kad Trumpas yra Izraelio tarnas. Trumpas ką tik netiesiogiai apkaltino Netanyahu leidus įvykdyti teroristinę ataką, kuri atsitiko prieš jau pačių žmonės. Galbūt tai šiek tiek laimės Trumpui palaikymo iš kairiųjų ir jaunesniųjų rinkėjų taip pat. Reiškia, kadangi jis yra vienintelis kandidatas, kurį kritikuoja Izraelį šią dienai. Štai visiems per veidą tiems, kurie pastoviai loja, kad Trumpas yra sionistų, reiškia, eilinis šuo, ten ir taip toliau, ir taip toliau. Žmonės tiesiog nesigilina, o loja daug. Ne? Tik loti ir moka kai kurie. Ir kągi, 2019 metų čia straipsnis yra senas ir jau tada amerikiečių palaikymas Izraeliui buvo kritęs iki žemiausio taško dekadoje. Dabar tokio matavimo niekas neatlieka. Koks yra amerikiečių palaikymas Izraeliui šiai dienai? Tada 6% nukrito simpatija demokratų, o respublikonų 13%. Tai dabar įtariu dar labiau nukrito. Amerikiečiai nebepalaiko Izraelio, jie nebenori kariauti, jie nebenori mokėti už karą. Tuo tarpu, matot pranešimus, kad tarptautinis kriminalinis teismas, tas pats, kur Putino arešto orderį išleido, taip pat planuojama išleisti, kalbam apie tai, kad bus to išleistas Netanyahu arešto orderis. Žinoma, čia pradžio Netanyahu, kaip sakant, paspurdėjo, šiek tiek parodė nerimą kažkokį tai ar ne. Jisai jau puolė 28 balandžio. Haaretzo analitikas Amos Haaretz pasakė, kad Vašingtonas 28 balandžio jau puolė į pastangas blokuoti šitą orderį. Reiškia, Jungtinių valstijų Deep State'as bando užblokuoti, kad tas orderis arešto nebūtų išleidęs.
O šaltiniai pažįstami su to reikalu pasakė The Cradle, kad Netanyahu atliko daugybę skambučių tarptautiniams lyderiams ir pareigūnams, ir tame tarpe ir Bidonui, bandydamas sutrukdyti išleisti šitą orderį prieš jį. Ir jis taip pačiu kalbėjo, tada mes niekada nenustosim savęs ginti, kur sprendimai teisme Hagoje nepaveiks Izraelio veiksmų. Tai gali būti pavojingas precedentas nusitaikantis į karius ir pareigūnus, bet kokios demokratijos kovojančios su kriminaliniu terorizmu ir agresija, pasakė Netanyahu 26 balandžio. Čia dar tokia lengva kalba buvo, dabar jau visai kitaip yra. Dabar jis pareiškė, kad šitas tarptautinio kriminalinio teismo arešto orderis būtų antisemitinis neapykantos nusikaltimas ir teisingumo iškraipimas. Jis pareiškė 80 metų po holokausto tarptautinės organizacijos, kurios buvo įkurtas tam, kad nebeįvyktų dar vienas holokaustas, masto apie sutrukdymą žydų valstybei teisės ginti save prieš tuos, kurie atėjo tam, kad įvykti genocidą prieš mus, ir vis dar aktyviai dirbo tam, kad tai padaryti, pasakė premjerės ministras anglų kalbos video pareiškime. Kas yra visiškai absurdiškas teisingumo iškraipimas, jis pasakė. Taigi, jeigu teismas išleistų arešto orderis prieš aukščiausius izraelitus dėl karo nusikaltimų, tai būtų istorinės skalės skandalas, pasakė Netanyahu, pavadintamas tokį judesį kaip neišnaikinama dėmė prieš visą žmoniją ir beprecedentinį antisemitinį neapykantos nusikaltimą. Ir jis pareiškia, kad joks sprendimas nei Hagoje, nei kur kitur nepažeis mūsų, kaip sakė, nepaveiks mūsų nusistatymo pasiekti visus savo tikslus. Jūs žino tiesą, Hamasas deda savo ginklus ir teroristus į ligoninės, mokyklas, mečetės ir visuose civilinėse teritorijose, jis pasakė. Jie daro tie tam, kad laimėti imunitetą ir maksimizuoti pilietinės aukas, jis pasakė, civilinės. Žodžiu, jeigu šitas kriminalinis teismas išleis arešto orderį Netanyahu, tai bus didžiausias pasaulyje antisemitinis neapykantos nusikaltimas ir teisingumo iškraipimas. Izraelis turi teisę gintis nuo vykdomo genocido iš Palestinos žmonių pusės, reiškia, prieš Izraelį. Taip. O Donaldas Trumpas pareiškė jam štai ką. Izraelis labai liūdnai atras, kad yra kur kas mažiau įkaitų, negu dabar yra manoma. Izraelis ruošiasi eiti į Rafą, kad įkaitus vaduoti. Štai kodėl yra sunku Hamas sudaryti šitą sandorį. Jie nebegali pateikti žmonių, kadangi daug iš jų yra dingę. Hamas negali išlaikyti žydiškų žmonių tokį ilgą periodą be jų nužudimo, ir tai yra greičiausiai tiesa. Ir visa tai tik pablogės. Nulis lyderystės iš Baideno. Spalio 7 niekados nebūtų atsitikusi, jeigu aš būčiau prezidentas, netgi net mažiausias šansas, ir čia yra visiškai teisybė. Ir ką, ir Netanyahu 30 balandžio po 2 dienų pareiškė, kad jie įsiverš į Rafą ar su susitarimu su Jungtinėmis valstijomis ar be. Jie bet kokiu atveju eis į Rafą, būtent reiškia bet kokiu atveju puls tam, kad išlaisvinti savo įkaitus. Žodžiu, Izraelis ginsis iki galo ir nepasiduos baisiam terorizmui iš Palestinos pusės. Netanyahu pareiškia, kad žydai bus vieni, jeigu jiem reikės. Jeigu mes turėsim stovėti vieni, mes stovėsim vieni, jis pasakė savo delegacijai, reiškia, į holokausto prisiminimo dienos ceremoniją atvykstančiai. Jeigu yra įmanoma rekrutuoti Gentiles, jeigu išverstų, būtų pagonis, bet aš išversiu į žydų kalbos gojus. Jeigu yra įmanoma rekrutuoti gojus, tai yra gerai. Bet jeigu mes savęs neginsime, niekas mūsų neapginsis, pasakė savo ofise šitai grupiai. Žodžiu, jeigu reikės, žydai stovės vieni, jeigu privalės. O taip va, nieks nepakeis nieko. Užpuls jie Rafą, jie padarys vis tiek laimė šitą karą. Izraelis yra teisi pusė istoriškai. O įdomus dalykai vyksta su kitais pareigūnais. Pavyzdžiui, Izraelio karo tarybos narys Benis Gancas susilaužė koją savo su dviračiu bavažinėdamas pietų Izraelyje.
Jisai buvo nuvežtas Tel Avivo ligoninę. Ir tai vyko jau antras incidentas per savaitę, nes prieš tai buvo nacionalinio saugumo ministras Benas Gviras apsivertęs automobiliu, reiškia, autoavarijoje. Koks įdomus sutapimas, kas šį dabar jam daras, vienas automobiliu, kitas šiaip nuo dviračių koją susilaužė nukritęs. Tai kažkas darosi. Turbūt neženklai Izraeliui, visiškai turbūt neženklai ir čia tiesiog atsitiktinumai. O štai Saudo Arabija atmetė visus santykius su Izraeliu be Palestinos valstybės nepriklausomos pripažinimo. Buvo nutraukti visi diplomatiniai santykiai, kaip pranešė BRICS naujienos, ir tai tik tai simbolizuoja būtent tai, kad, nedirba nei Saudo Arabijos lyderiai su Deep State'u ir su Hazarų mafija, nei prezidentas Trumpas, kuris beje yra, dabar jau galima sakyti, turbūt ir draugas šitam personažui, kurį mato dabar savo ekranuose, tai yra Saudo Arabijos princui, praktiškai valdovui. Tai va, tokie dalykėliai. Važiuojam į sekantį segmentą, Izraelis niekur nedingo ir čia nuo tos temos ir prasidės. Ir ką, kilus reiškia didžiuliam antisemitizmo pakilimų ir ne, įvykus pakilimo antisemitizmo didelės bangos Jungtinėse valstijose. Jungtinių valstijų parlamentas, tame tarpe ir respublikonai, didelė dalis respublikonų ir visi kiti, reiškia, puolė priiminėti įstatymų. O ką jie priėmė? Jie priėmė aktą, kuris totaliai užbanina kalbą ir protestą prieš Izraelį. Netgi jeigu jūs dabar skaitysite Biblijos eilutes, kurios aiškiai pakeičia, reiškia, kad žydai nužudė Kristų, jūs galite būti areštuoti. Taigi atsakant į studentų miestelių anti-Izraelio protestus, parlamentas ruošiasi balsuoti, reiškia, uždrausti antisemitizmą. Tai yra federalinė vyriausybė galės persekioti, teisti, sankcionuoti daugiau žmonių, verslų, universitetų dėl tariamų pilietinių teisių pažeidimų. Taip pat nebebus galima lyginti Izraelio politiką su nacių politika. Nebebus galima apibūdinti Izraelio kaip rasistinę. Bus nebelegalu kaltinti amerikiečių pilietį esant labiau lojalių Izraeliui negu jungtinėms valstijams. Ir tai daro dabartinis, reiškia, kongresas. Įsivaizduojat, kas vyksta? Respublikonai nubalsavo už tą bilį, kuris padaro Bibliją nelegalia. Aišku, patriotinė pusė yra labai stipriai susirūpinę. Jie išreiškė pasipiktinimą dėl būtent respublikonų šitų balsuojančių dėl antisemitizmo suvokimo akto. Antisemitizmas yra tam tikras žydų suvokimas, kuris gali būti išreišktas neapykanta link žydų. Retorinės ir fizikinės manifestacijos antisemitizmo yra nukreiptos prieš žydiškus ir nežydiškus individus ir jų nuosavybę link žydiškų bendruomenių, institucijų ir religinių organizacijų, apibūdinimas sako. Šis bilis pritraukė abiejų partijų kritiką, tiek iš demokratų, tiek iš respublikonų balsavimų prieš jį. Kritikai teigia, kad bilis, jeigu pasirašytas į įstatymą, suvaržys laisvą kalbą, kuri yra ginama Jungtinių valstijų konstitucijos, ir labai plačiai savo apibūdinimą antisemitizmo nurodo į apibūdinimą įtraukiant netgi teigimą, kad egzistavimas valstybės Izraelio yra rasistinis, reiškia, kaip sakant, reikalas. 91 kongreso narys balsavo prieš jį. Esmė, matot, kas darosi, reiškia, eina link policijos valstybės, parsidavę respublikonai daro beleką. Tai yra visas aparatas eina link to būtent suvaržymo visų bendrai teisių. Va taip sistema dabar yra surėdyta. Ir nuostaba kelia tai, kad Europos Sąjungos pareigūnė netgi 2003 metų sausio 18 dieną jau prediktavo, kad Jungtinės valstijos greitai gali turėti nelegalios neapykantos kalbos įstatymus, reiškia, kas tada atrodė visišką nesąmonę. Aš tą straipsnį tada rodžiau, kai jis buvo išleistas. Atrodė nerealu, kad Jungtinėse valstijose gali būti. Prašau štai. Aišku, šitas įstatymas jis nepraeis pro teismus, jisai bus suanuliuotas, sunaikintas kaip antikonstitucinės, bet iki to laiko bus padaryta daugybė žalos.
Tai yra jų playbookas, jie išleidžia kažkokį įstatymą, kuris iš karto puola visos agentūros įvykdyti, ir kai jis jau būna atšauktas, jis jau padaręs būna savo efektą. Taip ir čia jūs dabar matot būtent susidarojimą su laisva kalba po pretekstu